Svečiuojamės studijoje pas prodiuserį, bardą bei kompozitorių Audronį Daukšinį. Na ir žmogus neabejingas šių dienų įvykiams nori pristatyti mums kažką įdomaus. Šiuo metu dirbu su elektroniniu EDM stiliaus miuziklų. Oratorija gal daugiau? Daugiau tokia Žano Mišelio Žaro, kapčiamiesčių ne, poligonui ne vadinasi. Čia turbūt apie Kapčiamiesčio problemas. Kapčiamiesčio, taip. Apie dalyviai visi nebeingieji kapčiamiškiai, taip pat suinteresuoti asmenys iš visuomenės, Arlauskas, Janutienė, tai čia geroji pusė ir visi tie, kurie sako poligonui ne. Ir aišku, belgiečiai kaip gibėjų visa valdžiukės kogorta, vakhanalija ir aišku, tie kariuomenė karo kurstytojai bei krankliai. Turbūt galutinis šio kūrinio prezentavimas visuomeniai bus pačiam Kapčiamiestyje su daugybė lazerių šviesų. Daugybės lazerių, tai čia pasvajokime, tačiau kaip norisi, kaip galima greičiau tą pristatyti ir padaręs man didžiulį įspūdį maestro Romo Dombrausko išstojimas pas Tuteišus 4-aukščio silikoninių plytų namo Padėsdė, jo benefisas. Aš norėčiau kaip irgi nurungti gerbiamą Romą, nesupyk Romai. Ir ko tikrai trūksta kaime, ypač Kapčiamiestyje, tai elektroninės muzikos vaibo, kurį aš kaip ir bandysiu užpildyti tą skylę bei padėti žmonėms, kurie taip kovoja prieš karo kranklius. Norėsite dabar atlikti kūrinį ar dar kažką Aš kviečiu visus jūsų žiūrovus būti liudininkais, kaip gimsta šita EDM stiliaus oratorija, miuziklas ir kartu galbūt sudalyvauti šitam bendram reikale, flashmobo tipo galbūt. Aš pats nežinau, kaip čia man gausis, aš tik tai esu numatęs elektroniniais sintezatoriais kai kurios veikėjus. Pavyzdžiui, valstybės mielai. Meluoja. Rauginienė meluoja. Nausėda meluoja.